Meilės horoskopas savaitai nuo Liepos 21 dienos. Meilės horoskopas žada įdomių permainų asmeninėme gyvenime kai kuriems zodiako ženklams. Artimiausios 7 dienos atneš romantikos, nusivylimų ir meilės nuotykių visiems zodiako rato atstovams. Avinas. Savaitės pradžioje šeimos reikalai gali kelti nusivylimą. Tikėtini nuolatiniai konfliktai, o harmonijos stigs. Išorinio asmenų įsikišimas tik pablogins situaciją. Viskas priklausys nuo to, kaip taktiškai elgsitės ir ar gebėsite įnešti daugiau taikos ir šilumos į namų atmosferą. Nesutarimai šeimoje turės neigiamos įtakos jūsų meilės gyvenimui. Net planetų įtaka nėra palanki naujoms pažintims. Svarbu stebėti situaciją ir padėti savo antrajai pusiai išlaikyti tarpusavio ryšį. Jautis. Savaitės pradžioje gali kilti nesutarimų dėl tam tikrų problemų santykiuose, tačiau situacija palaipsniui gerės. Asmeninio gyvenimo klausimus padės ir spręsti geri draugai. Savaitės pabaigoje laukiami teigiamo įvykiai, kurie sugrąžins žavesį ir entuzijazmą į jūsų gyvenimą. Galite tikėtis pagerėjusių santykių su šeima ir draugais. Savaitgalį džiaugsitės jaukiomis akimirkomis. Dvyniai. Šią savaitę žvaigždės jums palankios. Artimieji bus linkę suprasti jūsų požiūrį, o jūs patys būsite nuoširdesni. Energija bus subalansuota, tai skatins harmoniją tarp jūsų ir mylimojo žmogaus. Meilė atviros laimė. Savaitė žada meilės augimą, tačiau viduryje gali įsiterpti smulkių trikdžių. Savaitės pabaigoje jūsų santykius gali atgaivinti malonios romantinės akimirkos. Vėžys. Savaitės pradžioje gali iškilti tam tikrų problemų, tačiau atviri pokalbiai su partneriu padės išsiaiškinti situaciją. Šiek tiek kantrybės leis jums grįžti prie romantiškų potyrių, augs noras ir energija intimumui. Būkite kantrūs, jūsų norai netrukus išsipildys, išnaudokite teigiamas kosminės energijas. Kuo būsite išmintingesni ir labiau susitelkę, tuo daugiau meilės ir harmonijos patirsite. Liūtas. Asmeninėme gyvenime gali kilti nesklandumų, galimi aštrūs ginčai su partneriu. Jei norite išvengti nereikalingų problemų, turėsite pažaboti savo ego. Jūsų santykiai gali nukentėti, jei nesuvaldysite savo charakterio viduryje savaitės. Venkite neigiamų komentarų ar kritikos mylimam žmogui. Savaitės pabaiga suteiks progą taikiai pasikalbėti ir išspręsti nesutarimus. Mergelė. Savaitės pradžioje santykiuose tikėtini svyravimai, bus ir pakilimų ir nuosmukių. Iki vidurio savaitės gali būti sunku išlaikyti meilės harmoniją. Reikės elgtis subtiliai ir apgalvotai. Gali prireikti kompromisų, kad išsaugotumėt tarpusavio santykius. Antroji savaitės pusė atneš aiškumo ir leis pagerinti supratimą tarp jūsų ir artimųjų. Tikėtina, kad grįž harmonija ir santara. Svarstyklės. Savaitė prasidės pozityviai, sustiprindama jūsų santykių pagrindą. Tačiau antroje savaitės pusėje gali atsirasti problemų, griundančių harmoniją. Nepaisant to, savaitė bus kupina romantikos ir emocinės gelmės. Toliau savaitės santykiai bus tarsi išbandomi. Žvaigždės padės su tuo susidoroti, tačiau savaitgalį teks kruopščiai įvertinti situaciją. Priimkite šį laikotarpį su atjauta ir pasiruoškite prisitaikyti. Tai sustiprins jūsų ryšį. Skorpionas. Savaitės pradžioje gali iškiltis senos problemos, kurias reikės išspręsti siekiant stabilumo. Laimingai planetų įtaka padės jas įveikti ir sustiprins jūsų ryšį su partneriu. Antroje savaitės pusėje santykiuose laukiami teigiami pokyčiai, nors gali pasitaikyti nedidelių nesklandumų. Tačiau laiką praleistą kartu lydės emocinis artimumas.
Pasinaudokite šio laikotarpiu ir stiprinkite savo ryšį per atvirumą ir empatiją. Šaulis. Savaitė prasidės realybės patikrinimu. Partneris gali kelti rimtus reikalavimus. Prieš atsakydėdamas, pasigilinkite jo motyvus ir savo tikslus. Tai puikus metas savianalizei ir prioritetų nusistatymui. Toliau savaitę tapsite tvirtesni ir pasiruošę judėti pirmyn. Nepamirškite ilsėtis ir atstatytis jėgas. Ožiaragis. Savaitės pradžioje planetos iškels į paviršių sudėtingus klausimus, skatins permastyti ilgalaikius santykius. Kalbėkite atvirai, venkite išslėptų emocijų. Nors harmonijos gali trūkti, savaitės pabaigoje įsivyraus aiškumas ir atsinaujinusi pasa. Pasinaudokite progą spręsti problemas nuoširdžiu dialogu. Horizonte matosi aštresnis laikotarpis. Vandenis. Šią savaitę tarp jūsų ir partnerio užsimezgs stiprus ryšys, pilnas meilės, atsidavimo ir chemijos. Jei svarstėte apie pasiūlymą, dabar pats tinkamiausias metas. Jei ką tik įsimylėjate, išdrįskite atverti savo jausmus. Planetos palankios, jūs lydės optimizmas ir entuzijazmas. Energijos netruks ir pasa pasieks naujų aukštumų. Išnaudokite šią akimirką ir leiskite savo jausmams suspindėti. Žuvis. Savaitės pradžioje jausmai bus stiprus, bet valdomi, tai žada sėkmingą laikotarpį romantikai ir santykiams. Visą savaitę lydės teigiamos emocijos. Atsipalaiduokite ir mėgaukite šio meilės geru oru. Šis laikotarpis padės jums atskleisti vidinės stiprybės ir įnešti naujų patirčių į savo meilės gyvenimą. Skirkite laiko savianalijai ir emociniam intelektui. Tai padės išlaikyti tvirtą ryšį su savimi ir su kitais. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.